Kai aš sukūriau savo kanalą YouTube platformoje, aš net nenutuokiau, kad kada nors kursiu video apie tai. Bet tai mano kūrybinė kelionė ir net aš pats nežinau, kaip ir kur toli ji mane nuves. Sakoma, kad laikas tartum upė tekanti viena kryptim. Jis srauniai nesustabdoma ir negailestinga. Joje paskęsta istorijos, įvykiai ir faktai, po savęs palikdami tik mitus ir legendas. Todėl matydamas istoriją galinčią ištirpti tarsi iš šalčio sukurtas raštas žiemą ant stiklo, aš jaučiu norą ir pareigą apie tai sužinoti kuo išsamiau ir įamžinti tai dar vienoje video medžiagoje, papasakojant apie tai ir jums, mano mielieji. Todėl šis pasakojimas tai vaisius dar vienos mano aistros, kuri jau buvo atskleista mano kanale. Nors aš nemėgau skaityti knygų ir visas perskaitytas knygas galiu suskaičiuoti ant pirštų ir gal net ne abiejų rankų, bet buvo spausdintose puslapiuose ir tai, kas mane labai traukė ir domino, tai buvo komiksai. Ir buvo vienas leidinys, kuris Lietuvai atgavus nepriklausomybę pasirodė tartum žaibas, taip pat garsiai ir ryškiai, bet lygiai taip pat ir trumpai. O jo istorija man visada buvo apipinta paslaptim ir intriguojanti. Todėl šiandien jūs sužinosite istoriją pirmo komiksų žurnalo Lietuvoje pavadinimu Bus dar. Prieš pasineriant į Bus dar istoriją, prisiminkim, kas yra komiksai ir kaip jie atsirado. Komiksas tai sugretinti nuosekliai einantis vaizdai, papasakojantis istoriją paveikslėliais. Todėl tiesiog keli skirtingi paveikslėliai sudėti šalia nebus komiksas. Bet jeigu komiksas tai paveikslėliais papasakota istorija, tai gal pirmieji komiksų piešėjai buvo pirmykščiai žmonės piešė savo nuotykius ant uolų sienų? O gal senovės egiptiečiai? Va, ten tai tikras komiksas ir tekstas dar šalia parašytas. O jei rimtai, tai šiuolaikinio komikso pradininku yra laikomas žurnalas The Glasgow Looking Glass, išleistas 1825 m. birželio 11 d. Škotijoje. Vėliau jis buvo pervadintas į Northern Looking Glass, jį spausdino Glasgow litografijos spaustuvininkas Jonas Watsonas, o jo iliustratoriumi buvo Williamas Heathas. Nors iš turinio jis nedaug primena šiuolaikinius komiksus, bet jis yra laikomas pirmojų komiksų žurnalu, kuris buvo nustotas leisti 1826 metais, kai tų metų balandžio 3 pasirodė paskutinis jo numeris. Bet sekančiais 1827 metais atsitiko kitas labai svarbus įvykis tolimesniam komiksų vystymuisi. Šveicarijos mokytojas Rudolfas Topferis nupiešė iliustruotą istoriją Les Amours de Mr. Vuisbois, pono Vuisbois meilės. Topferis neketino šių istorijų viešinti, jas piešė tik savo ir savo draugų pramogai. Ir gal taip ir būtų šios pieštos istorijos užmirštos visam laikui, bet vieną dieną jam pasitaikė proga parodyti savo darbus garsiam Vokietijos poetui, rašytojui ir dramaturgui Johanui Wolfgangui Goethei, kuriam šios pieštos istorijos padarė didelį įspūdį. Ir būtent jis paskatino šias istorijas atspausdinti. Pats Goethe to taip ir nebeišvydo, nes 1832 metais jis paliko šį pasaulį. O Topferio pirma komiksų knyga išleista tik 1837 metais pavadinimu History de Mr. Vuisbois, pono Vuisbois istorija. Ir nors ji buvo išleista tik kelių šimtų egzempliorių kiekių ir tik prancūziškai, bet greitai tapo tokia populiari, kad buvo išversta į daugybę kalbų visame pasaulyje. O kadangi tada dar nebuvo autorinių teisių įstatymo, tai ją kopijavo ir vertė kas tik norėjo. Taip 1841 metais jį pasiekė Angliją, o 1842 ir Jungtinės Amerikos valstijas, kai šios pieštos istorijos buvo spausdintos vietinio laikraščio priede. O 1849 išleistos kaip atskira knyga pavadinimu Adventures of Mr. Obadiah Olbrook. Tokiu būdu Topferis padarė labai didelę įtaką formuojant šiuolaikinio komikso išvaizdą visame pasaulyje. Pieštos istorijos darėsi vis populiaresnės ir buvo tik laiko klausimas, kada jas pradės piešti kitų šalių karikatūristai ir dailininkai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, kur 1867 metais humoro žurnale Judy atsirado komiksas Alice Lofters Half Holiday, kurio autorius buvo Charlesas G. Rossas. Vėliau jo komiksą iliustravo jo žmona prancūzė Emily de Teaser, kuris slėpėsi po pseudonimu Marie Duval. Šiame kūrinyje buvo vienas pirmųjų komiksų personažų, kuris tapo toks populiarus, kad 1884 metais buvo sukurtas jo paties komiksas Alice Lofters Half Holiday, kurį išleido Dalziel Brothers. Jis buvo nespalvotas, bulvarinio žurnalo dydžio ir 8 puslapių storumo. Bet tai buvo tik pradžia, nes pamatęs komiksų populiarumo Didžiosios Britanijos leidėjas Harmsworth Brothers 1890 metais išleido net 2 komiksų žurnalus – Comic Cuts ir Illustrated Chips, kurie turėjo didelį pasisekimą. Comic Cuts buvo leidžiamas iki 1953 metų ir per visą tą laiką buvo išleistas rekordinis kiekis numerių 3006 ir šį rekordą jis laikė net 46 metus, kol 1999 metais jį aplenkė škotų vaikiškas komiksas The Dandy. Daug žymių komiksų ir personažų pasaulyje padovanoja prancūzų ir belgų autoriai.
Belgų karikatūristas Georges Remy, rašęs po pseudonimu Hergé, sukūrė vieną populiariausių Europos komiksą Les Adventures de Tintin – Tinteno nuotykiai, kuris pirmą kartą pasirodė 1929 m. sausio 10 d. savaitinėme Le 20e siècle žurnalo priede Le Petit 20e. 1934 metais Prancūzijoje startuoja Pelykio Mikio žurnalas, o 1938 metais Belgijoje komiksų žurnalas Pirou, kur 1946 čia pirmą kartą pasirodo Moriso pieštas personažas Lucky Luke. Taip, šis personažas iš pradžių buvo piešimas būtent šitaip. O 1958 tame pačiame žurnale Spirou pasirodo Les Schtroumpfs Smurfai, kurio autoris buvo Pierre Klopfer, žinomas pseudonimu Pejo. Beje, Smurfų personažai pirmą kartą pasirodo komiksų žurnale Jonah at Pirlout, angliškai žinomu kaip Jonah and Puvid. Ir kaip pasakojant apie Europos komiksus nepaminėti populiariausiojo jų atstovo Asterixo, kuris pirmą kartą pasirodė prancūzų komiksų žurnale Pilot 1959 metais. Jo rašytojas buvo René Goscinny, o dailininkas Albert Uderzo. O dabar perplaukim Atlanto vandenyną ir pažiūrėkim, kaip komiksai užvaldė Jungtinės Amerikos valstijas. 20 amžiaus pabaigoje New York World laikraščio leidėjas Josephas Pulitzeris atrado, kad kuo daugiau paveikslėlių jis įdės į leidinį, tuo daugiau numerių jis parduos. Naudodamas satyrinės karikatūros, jis galėjo apibendrinti ar išplėsti tas idėjas, kurioms paaiškinti prireiktų kelių puslapių esės. Ir net pusiau raštingi skaitytojai ar naujai imigrantai, daugiausia kalbantis kitomis kalbomis, vis tiek pirktų jo laikraščius, jei tai padėtų jiems iššifruoti naujienas ar šiaip pralinksmintų. Todėl laikraščiai buvo pirmoji vieta, kur pradėjo atsirasti komiksai Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmojų komiksų personažų čia yra laikomas The Yellow Kid, geltonas vaikas. Jis pirmą kartą pasirodė 1895 m. vasario 9 žurnale Truth ir buvo perspausdintas į New York World laikraštį vasario 17. Šis personažas tai Luštynuose gyvenantis vaikas ir tai daugiau tipažas, o ne personažas. Jo autorius Richardas Feltonas Outkoltas pasakojo šitaip. Kai eidavau pro Lušnynus su redakcijos užduotimis, su juo susitikdavau dažnai, klaidžiantį prie tarpudurių ar sėdintį ant purvinų laiptų. Aš visada mylėjau tą vaiką. Jis buvo mielas, šiltas ir nepaprastai dosnus. Pyktis, pavydas ar savanaudiškumas nebuvo jo bruožai ir jis niekada neprarasdavo kantrybės. Pasekę geltono vaiko pavyzdžių, vis daugiau laikraščių ir žurnalų puslapiuose pradeda talpinti komiksus. Taip 1905 m. Liepos 23 New York Herald laikraštyje atsiranda komiksas Little Nemo in Slumberland. Šis personažas mums geriau pažįstamas pagal to paties pavadinimo 8-bitų Nintendo konsolės žaidimą. Vėliau sekė ir kiti personažai. 1907 m. lapkritį San Francisco Chronicle laikraštyje pasirodo Mott and Jeff personažai. 1913 metais Crazy Cat papuošė New York Evening Journal leidinį. Little Orphan Annie 1924 m. rugpjūčio New York Daily News laikraštyje. Komiksų personažai susilaukė populiarumo ir gerbėjų. Taip 1916 metais išleidžiama atskira knyga su Crazy Cat komiksu. Ir be abejo tampa tik laiko klausimas, kada pasipils atskiros komiksų knygutės, iš kurių viena pasirodo 1922 metais pavadinimu Comic Monthly, o 1929 metais The Funnies. Beje, Funnies buvo pirmoji komiksų knyga naudojusi 4 spalvas. Tais pačiais 1929 metais startuoja du gerai žinomi personažai – tai Jūreivis Papajus ir Tarzanas. Tarzanas, startavęs The Milwaukee Journal, greitai gauna savo nuosavą komiksą ir tampa labai populiarus. Sekančiais metais pasirodo Pelykio Mikio, o 1934 metais Famous Funnies komiksai. Tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose tampa populiarūs komiksų sindikatai. Sindikatas tai organizacija atstovaujanti dailininkams ir padedanti parduoti jų darbus. Sindikatas galėjo ir pas nusipirkti personažą iš dailininko. Į sindikatą galėjo kreiptis laikraščio ar žurnalo redakcija ir nusipirkti patikusį komiksai savo leidinį. Sindikatai galėjo ir patys leisti savo komiksų knygas. Vienas žymiausių sindikatų buvo King Features, kuriam priklausė tokie personažai kaip Jūreivis Papajus ar Flashas Gordonas. Jų bandymas leisti nuosavą komiksų knygą buvo King Comics. Būtent į vieną iš tokių sindikatų patenka Jerry Siegel ir George Shuster naujas ambicingas personažas, kuris iki tol buvo atmestas net 15 kartų, o Sheltonui Mayeriui McClure sindikato redaktoriui jis labai patinka. Kaip tik tuo metu Harris Donefeldas iš Detective Comics ieško naujo originalaus turinio savo naujam komiksų žurnalui. Ir Jerrio ir Joe personažas buvo kaip tik tai, ko jam reikėjo. Jis akimirksniu nusipirko šį personažą ir užpatentavo. Taip 1938 metais balandžio 18 dieną pirmame Action Comics numeryje pasirodė legendinis komiksų personažas Supermanas.
Ir va nuo šio momento prasideda nauja superherojų era, kuri pasauliui padovanos daugybę įdomių komiksų ir personažų, kurie atsidurs ne tik animaciniuose, bet ir vaidybiniuose filmuose bei serialuose. Turbūt kiekvienas iš jūsų kada nors esate skaitę ar bent matę komiksus, ir garantuoju, kad pagrindinį jo atributą kalbos debesėlį taip pat pastebėjot. Bet komiksą juos naudojo ne visada. Pavyzdžiui, jau anksčiau minėtas Topferis savo komiksų knygoje jų nenaudojo išvis. Ir čia kyla dilema, ar galima tokius kūrinius vadinti komiksais. Mat tada išeina taip, kad dauguma vaikiškų knygų, kur mažai teksto ir daug paveikslėlių, galima vadinti komiksais. Ar vis tik ne? Kur yra ta riba? Bet tiesa ta, kad ankstyvieji komiksai jų tikrai nenaudojo. Arba jie atsirado ne iš karto. Net Yellow Kid komiksuose jie atsirado ne iš karto. Iš pradžių jie naudojo reklaminius stendus ir ženklus apibūdinimams, o pats personažas išsireikšdavo užrašais ant savo geltonų naktinių marškinių. Kalbos debesėlių istorija yra gili ir ne komiksai juos pirmie pradėjo naudoti. Internete sklando informacija, kad pirmieji kalbos debesėlių motyvai pastebimi 600–900 mūsų eros metais Mezoamerikos mene ar 9 amžiaus Kapitolijos miesto freskose. Bet aš remsiuosi tuo, ką pavyko pamatyti ar surasti man. Ir vienas ankstyvųjų meno kūrinių, kur buvo naudojamas kalbos debesėlis, tai 1506 metais Bernardo Strigelio nutapytas paveikslas Apsireiškimas šventajai Onai. Anksčiau negu komiksuose Amerikoje kalbos debesėlius naudojo karikatūrose, o komiksuose tai pastebėta pirmą kartą 1825 metais Northern Looking Glass išleistam Europoje. Bet vis tik galutinai Europos komiksuose tai atėjo į madą greičiau iš Jungtinių Amerikos valstijų. Čia yra legendinis žaidimas Comix Zone, pasirodęs 1995 metais Segos Mega Drive konsolės saulėlydyje. Ir šitas pavadinimas Comics su raide X taip pat vertas paminėjimo. Žodį komiks galima iššifruoti šitaip. Ko reiškia tai, kas dažnai daroma, o mix tai mišinys piešinių ir teksto. Žodis komiks kilęs iš žodžio comics, pilnas pavadinimas, kurio vadinamos komiksų knygos angliškai būtų comic books, arba sutrumpintai tiesiog komiks. O žodžio komiks su raide X autoriumi yra laikomas Robertas Crambas. Jis prekiavo komiksais San Francisco High Ashbury rajone. Naujoji rašyba tai buvo pasipriešinimas Šiaurės Amerikos komiksų kodeksui. Pagrindinių komiksų kūrėjų pačių susikurta cenzūravimo sistema, kuri labai riboja, kokios istorijos, žodžiai ir vaizdai gali būti pateikiami masinės rinkos komiksų knygose. O raidė X reiškia nežabotą ir necenzūruotą išraišką. Taip 1968 metais Robertas Crambas išleidžia pirmą Zap Comics numerį. Šis komiksas priskiriamas pogrindžio komiksams. Bet įdomu tai, kad praėjus vos keleriems mėnesiams po Zap Comics pasirodymo, Amerikoje įvedamas X filmų reitingas, reiškiantis tik suaugusiems skirtą turinį. Apie Jungtinių Amerikos valstijų komiksų istoriją galime kalbėti ilgai ir tai, kad čia paminėjau, tai tik nedidelė dalis turtingos jų komiksų istorijos. Bet pakeliavus po margą pasaulį atėjo laikas sugrįžti į gimtąją Lietuvą ir pažiūrėti, kaip komiksų kultūra pasiekė mus, lietuvius. Lietuvos komiksų pradininko titulą dalinasi du autoriai. Tai prezidento Antano Smetonos sūnėnas Adomas Smetona ir Jonas Martinaitis. Abiejų jų darbai pasirodo panašiu metu. Adomo Smetonos paveikslėlių istorijos Laurukas su Bartuku pasirodo 1927 metais vaikų laikraštyje Saulutė, o Jono Martinaičio paveikslėlių istorijos papildytos eiliuotais tekstais 1928 metais. Adomo Smetonos darbų galima rasti ne vien vaikų laikraštyje Saulutė, bet taip pat ir kitose to meto leidiniuose, tokiuose kaip satyrinis žurnalas Vapsva ar Lietuvos Raudonojo kryžiaus laikraštis Žiburėlis. Beje, Adomas Smetona buvo pirmasis Lietuvoje pradėjęs naudoti kalbos debesėlius. Jono Martinaičio eiliuotos pieštos istorijos buvo labai populiarios ir geidžiamos tarp Lietuvos leidėjų, todėl jis bendradarbiavo su daugybė to meto laikraščių ir žurnalų. Populiariausi jo darbai buvo Budrienės nuotykiai, Barnabas Dūlis ir kiti, Jurgis Pragė, Kristijono Saugio nuotykiai, Petriuko ir Marytės nuotykiai pasirodė 1939 metais knygoje Žemės vaikai. Beje, ši knyga yra laikoma pirmąja lietuviška komiksų knyga. Kažin, kaip būtų susiklostę tolimesnė kūryba, jeigu nebūtų užklupusi sovietų okupacija. 1941 m. birželio 14 d. Adomas Smetona buvo suimtas ir be teismo ištrimtas į koncentracijos stovyklą, kur 1942 m. sausį jis mirė. Sovietinės okupacijos metais viskas, kas išeidavo į liaudį, turėjo praeiti griežtą tarybinę cenzūrą, neišimtis ir vaikiškos knygos ar žurnalai. Todėl viskas, kas čia buvo spausdinama, turėjo atitikti sovietinę ideologiją ir propagandą. Bet ir tai nesustabdė dailininkų piešti komiksus. Atsargiai besirinkdami temas, jie piešė ir kūrė toliau. Tarybinėje Lietuvoje komiksus dažniausiai buvo galima sutikti vietiniuose žurnaluose Genys, Šluota ir Švyturys, kur nuo 1962 m. gegužės 15 d. startavo Jono Samuko pieštas personažas Mikas Ridikas.
Šis personažas atsirado tada, kai žurnalo redaktorius Alfonsas Bieliauskas pas Samuką užsakė sukurti personažą tęstiniam spausdinimui. O personažo vardas gimė visai netikėtai, kai dailininkas darbavosi savo sode ir staiga išgirdo kažką šaukiant "Mikai, gaudyk ridiką!". Po Jono Samuko mirties šį personažą piešė Arvydas Pakalnis ir Regimantas Getgaudas. Žurnalas Vaikams genys buvo daugybės vaikiškų komiksų šaltinis. Čia nuo 1954 metų sutinkami Juozo Kasčiūno darbai, bet populiariausias jo komiksų personažas atsiranda 1970 metų sausio mėnesį ir juo tampa Paršiukas Čiukas, kuris tapo toks populiarus, kad 1983 metais susilaukė nuo savos komiksų knygutės, kurią nupiešė karikatūristas Vitalijus Suchockis, tęsęs šio personažo piešimą po Juozo Kasčiūno mirties. Kitas labai populiarus žurnalo genys komiksas buvo Micius ir Pikštukas, kurį piešė Arvydas Pakalnis. Komiksas pradėtas publikuoti nuo 1983 metų, bet kartais būdavo ir komiksas, kuris vadinosi tiesiog Pikštuko nuotykiai. Micius ir Pikštukas turbūt buvo dar populiaresnis už anksčiau minėtą Paršiuką Čiuką, nes vėliau susilaukė net 3 nuosavų komiksų knygučių. Užbaigiant žurnalo genys temą, reikia paminėti dar vieną komiksą, kurį nupiešė garsus Lietuvos animacinio kino režisierius, dailininkas, karikatūristas ir scenaristas Ilja Berezinskas. Jo komiksas Gurgučio nuotykiai buvo pradėtas spausdinti nuo 1989 metų 12 numerio. Beje, Ilja Berezinskas yra garsaus Lietuvos animacinio filmo Baubas autorius. O dabar pereikim prie kito žurnalo, kurį dar būdamas vaikas visada stengdavausi nusipirkti. Ir iš kaulės iš tėčio ar mamos pinigų bėgdavau į lauką, kur po mano daugiabučio langais buvo spaudos kioskas. Ten nusipirkęs žurnalą Šluota rasdavau daug įdomių komiksų. Būtent ten pirmą kartą susipažinau su Vitalijaus Suchockio komiksais Varinio karsto paslaptis, Vampyro pabučiavimas, Jaunojo Sigučio kančios. Karikatūristo Vitalijaus Suchockio piešimo stilius gerai atpažįstamas vien tik pažvelgus. Kitas autorius, kurio piešimo stilius taip pat gerai atpažįstamas, yra Kazys Kęstutis Šiaulytis. Į Šluotą yra nupiešęs ne vieną komiksą. Kadangi jis buvo amerikiečių rašytojo O. Henry gerbėjas, tai pagal jo kūrinius jis nupiešė net 3 komiksus. Jeffas Petersas personalinis magnetas, Raudonodžių vado išpirka, Faraonas ir giesmė. Be to Šiauličio kūryba nesibaigia, nes be šių komiksų jis turėjo ir nuosavus komiksų personažus. Dikas, Mikas, Dominykas, Mitas ir Ko, Milda ir Matilda. Dauguma jo komiksų Šluotoje pasirodė jau atgavus Lietuvai nepriklausomybę, nors jo kūrybos buvo galima rasti ne vien čia. Pavyzdžiui, komiksas Milda ir Matilda pasirodė žurnale Genys, o vėliau jis turėjo nuosavą žurnalą vaikams Žaliasis laikraštis, kur toliau tęsė Diko, Miko ir Dominyko nuotykius. Kadaise šį žurnalą esu pirkęs tiesiai iš autoriaus su jo autografu. Jeigu jūs pagalvojate, kad tai visi Šluotoje spausdinti komiksai, tai jūs stipriai klystate, aš dar net neįpusėjau. Sekantis autorius pradėjęs piešti komiksų Šluotai dar tarybiniais laikais buvo Romas Palčiauskas. Pirmasis jo komiksas Širdis, peilis ir koltas pasirodė 1966 metais. Vėliau pagrindiniam personažui netekus kojos jis buvo pervadintas į Fredas Medinė koja. 1973 metais pasirodo Suodžio ir Pempės nuotykiai. 1968 metais vasario mėnesį Džekas ir Bobis. Jis buvo ilgiausiai spausdintas komiksas Šluotoje, su pertraukomis net iki 1980 metų. 1978-1980 metais prie Džeko ir Bobio komikso kūrimo prisidėjo ir tuometinis Šluotos redaktorius Juozas Bulota, pasirašinėjęs Jonas Bull. Jis patardavo renkantis komiksų temas. Kadangi tada buvo sovietinės okupacijos metas, tai šiuose komiksų serijose dažnai buvo pašiepiami vakarų kapitalistai. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, šie personažai buvo pervadinti į Duda ir Brukas, kur toliau žurnale Šluota tęsė savo nuotykius jau be iškreiptos tarybinės propagandos. Beje, šitas vardų pasikeitimas buvo labai sklandžiai įpintas į bendrą siužetą ir paaiškintas prieš komikso pasirodymą spausdintoje anotacijoje. Jo komiksas Duda ir Brukas buvo spausdinamas iki pat žurnalo Šluota bankroto. Šie komiksai paprastai buvo spausdinami paskutinėme puslapyje. Romas Palčiauskas yra komiksų piešimo rekordininkas, nes nuo 1966 iki 1994 žurnale Šluota buvo publikuota apie 200 jo sukurtų komiksų. Palčiauskas buvo pirmasis pradėjęs piešti komiksų serialus. Tai buvo naujovė ne tik tuometinėje Lietuvoje, bet ir visoje Sovietų sąjungoje. Jis labai buvo susirūpinęs, kad jo komiksai būtų kokybiškai spalvotai spausdinti. Nekartą neždavo net kyšius, kad spaustuvininkai labiau pasistengtų suvedinėdami spalvas. Bet ir pilnas lagaminas butelių vyno mažai gelbėjo. Tada jis sugalvojo naują spaudos technologiją. Vietoje daugiaspalvės gamos, kurią sudarydavo 3 pagrindinės spalvos - raudona, geltona ir mėlyna, paliko tik juodą spalvą kontūrui ir 2 spalvas spalvinimui.
Už tai gavo net pagyrimą, kuris buvo įrašytas jo darbinė knygelė. Vėliau pasirodė knyga Romo Palčiausko komiksai, kur buvo surinkta visa jo kūryba. Tai yra pats geidžiamiausias mano artefaktas, kurį dėja, bet vargu ar kada nors turėsiu. Šios komiksų knygos iniciatorius buvo jo sūnus Simas. Štai kaip apie šį komiksų albumą pasakoja pats Simas Palčiauskas. Komiksų knyga buvo išleista 2018 metais, 50 vienetų tiražų šeimos ir artimųjų ratui. Nedidelis likutis buvo išplatintas komiksų parodoje. Komiksai buvo surinkti iš originalių piešinių ir dar kažkokio archyvo Antakalnio gale. Ir paskutiniai, kurių trūko iš Mažvydo bibliotekos archyvuotų šluotą žurnalų. Pastaruosius teko restauruoti, nes tuometinė spauda buvo tragiška. Viskas užtruko 5 metus. Visą knygą maketavau ir paruošiau spaudai aš pats. Su tėčio pagalba susijungus kompiuteriu per atstumą statinėjome blogos kokybės komiksus. Kol tėtis buvo gyvas, svarstėme apie pakartotinį šios knygos leidimą, bet dėl platinimo ir kainos nesutarėme, taip ir uždarėme šią temą. Jei jau pradėjom kalbėti apie šluotą po nepriklausomybės atgavimo, tai būtina paminėti 2 autorius. Tai Gediminas Akelaitis, piešęs komiksą Gyveno kartą karalius, kuris pasirodė 1992 metais, ir kitas labai ryškus dailininkas, turintis savitą piešimo stilių Irmantas Povilaika. Jis yra nupiešęs kelias komiksų serijas. Romka Šponka ir Banginis pasirodė 1990 metais. Sekančiais metais atsiranda Vienaragio išdaigos, kuris sukurtas Aneliaus Markevičiaus romano Sakmės motyvais. Tais pačiais 1991 metais Linksmieji pamažupiai nupieštas Vytauto Misevičiaus novelių rinkinio motyvais. Užbaigus su žurnalu Šluota noriu paminėti žurnalą Kregždutė, kur buvo 3 Jūratės Leikaitės komiksai. Šventinis vilkų maistas, Dvigalvis žmogus, Maloni nakvynė. Dar noriu paminėti karikatūristo ir šaržų autoriaus Juozo Grušio kūrybą. 1991 metais išeina komiksų knygutė Pabėgimas, nupiešta pagal Petro Tarasenkos apysaką. O 1993 metais Žaliajame laikraštyje Kapitono Granto vaikai pagal to paties pavadinimo Žiulio Verno knygą. Įdomus faktas tas, kad komiksų ekspertai jo knygoje Pabėgimas rado plagiato požymių iš lenkiškų istorinių komiksų. Aš asmeniškai sugebėjau rasti tokį kadrą, iš kurio Tarasenka akivaizdžiai sėmėsi idėjos. Negalima pasakyti, kad nukopijuota 1:1, bet labai panašu. Sakoma, kad dar yra minimum 2 nuplagijuoti kadrai. Jei jau pradėjom kalbėti apie plagijavimą, tai reikia paminėti komiksą Vikingų žygis į Apuolę, išleistą 1998 metais, kur teksto autorius buvo Marius Ivaškevičius, o dailininkas Gintaras Jocius. Čia ekspertai taip pat randa plagijavimo. Pats asmeniškai įrodymų neradau, bet paminėti manau verta. Bet jeigu čia tik atskiri kadrai ar personažai buvo panaudoti, tai buvo Lietuvoje spausdintos ištisos komiksų serijos, kurios buvo pateikimos kaip lietuviški komiksai. Pavyzdžiui, Lietuvos Aide publikuoti trumpi komiksai. 1936 metais pensininko Melchioro Putelis nuotykiai, kurie iš tiesų yra prancūzų dailininko André de la Chanal komiksas Les Adventures du Professor Nimbus. Ir 1940 metais Sparplių šeima, kuris iš tiesų yra amerikiečių autorius Murat Bernard komiksas Blondi. 1992-1993 metais Lietuvoje buvo komiksų bumas, nes šiais metais pasirodo net kelios komiksų knygos. Lietuva per amžius, Nosas Nulas ir dar kažkas, Sena istorija, kurią piešė 2 dailininkės Irena Kačerauskaitė ir Aurelija Maceikaitė. Asteriksas Gladiatorius pasirodo 1992 metais, išleistas leidyklos Viktorija 50 000 egzempliorių kiekiu. Beje, šis komiksas tada mane pakerėja ir tampa pats mano mėgstamiausias. Peliukas Mikis 1992 metais 100 000 egzempliorių kiekiu. 1993 metais svarbus dar tuo, kad tuo metu į Lietuvą ateina kompanija Egmont Lietuva, kur komiksų mylėtojams padovanojo ne vieną komiksą. Tais pačiais metais startuoja žurnalas Mickey Mouse, kuris vėliau pakeičia pavadinimai Donaldas ir kiti. Vėliau pagal filmus išėję Batmano komiksai. Ir dar vienas įdomus bandymas tai detektyvinių komiksų rinkinys Mirtis vonioje, kurį vertė Vilniaus universiteto Skandinavijos fakulteto studentai, nes šis komiksas tai danų dailininko Werner Veip Olsen kūrinys Inspector Danger's Crime Quiz. Vėliau šį personažą buvo galima rasti kitose lietuviškose žurnaluose, o kito jo komiksų rinkinio taip daugiau ir nebeišvydom. Panašus detektyvinis komiksas Galvosūkis buvo ir pas mus leidžiamam Galvosūkių žurnale Aha. Šias detektyvo pareigas pas mus atliko detektyvas Mėgėjas Špokas, kurį įvairių metų piešia skirtingi dailininkai. Tai aiškiai matyti pagal piešimo stilių. Užbaigę kalbą apie 1993 metus ties jais ir apsistokim, nes būtent šiais metais ir pasirodo mūsų pasakojimo objektas pirmasis komiksų žurnalas Lietuvoje bus Dar.
Pirmą kartą aš jį išvydau visai netoli namų Justiniškių mikrorajono spaudos kioske ir tą pačią akimirką jį nusipirkau. Ir kaip aš apsidžiaugiau, kad pagaliau atsirado toks leidinys, tai buvo kaip tik tai, ko aš ir norėjau. Žurnalas, kuriame būtų įvairios istorijos, nuotykiai ir personažai, kur nusipirkęs naują numerį galėtum sužinoti, kas atsitiko su tau patikusiais personažais ir kur galėtum rasti naujas istorijas ir naujus personažus. Bus dar komiksai tautai 1993 metų pirmasis ir dėja, bet vienintelis numeris. Viršelyje iš karto galime matyti, kokie komiksai čia mūsų laukia. Rananana, Šunų daktaras ir Radiomanija. Išties, pamačius tokį žurnalo viršelį, jo nenusipirkti buvo tiesiog neįmanoma. Paskutinėme žurnalo puslapyje yra dar vienas komiksas, kurį nupiešė Saulius Mikulis. Trumpas ir linksmas komiksas, kuris savo laiku man taip patiko, kad esu perpiešinėjęs šio komikso personažą. Rananana tai mokslinės fantastikos komiksas, kurį nupiešė Rudolfas Fagas, o scenarius buvo Prano Šarpnickio. Beje, ši istorija vėliau pateks į Prano Šarpnickio knygą, už kurią jis gaus apdovanojimą. Komiksas Šunų daktaras, kurios scenarius ir piešiniai mato Šienas. Tai nuotykiai slaptos agentės Dianos Džeinės, kuri gauna užduotį nuvykti į Kriekėnų salyno motelį Alką, kur kambarius rezervavo biochemijos daktaras Kasparas Lamas su sūnumi. Praeityje sėdėjęs už nehumaniškus eksperimentus. Sklinda kalbos, kad jis vėl ėmėsi savo senų darbelių. Šio komikso pabaigoje galime rasti čia kanonų tampantį užrašą Bus dar, nes nuotykių tęsinio reiks laukti kitame žurnalo numeryje. Komiksas Radiomanija, kurios scenarius ir piešiniai Andriaus Zakšausko. Istorija pasakoja apie radijo stoties M1 vedantįjį, kuriam sugedus automobiliui ir prasideda jo kvapą gniaužiantys nuotykiai. Komikso tęsinio taip pat reiks laukti sekančiame numeryje. O kodėl čia yra komiksas apie radijo stotį M1, sužinosime truputį vėliau. Asmeniškai man viskas šiuose komiksuose patiko – piešimas, istorijos ir humoras. Štai ištrauka iš komikso Radiomanija, kur kalbasi trys vilkai. Ką reiškia tas M1 ant stogo? Turbūt reiškia, kad močiutė viena ir Raudonkepuraitė dar neatėjo. Tamsuoliai, tai tokia radio stotis, sako, kad jie transliuoja. Verčiau dingstam iš čia, kol mūsų nenutransliavo. M1 tai jėga, pats girdėjau. Be komiksų čia galima rasti straipsnių, kuriuose galima sužinoti trumpai apie komikso atsiradimą ir vystymąsi. Čia pirmą kartą sužinojau apie japoniškus komiksus manga, kurie čia vadinami mango. Be straipsnių čia yra 2 konkursai, viename iš jų siūloma laimėti $1000 atsiuntus savo nupieštą komiksą arba scenarijų jam. Už nupieštą komiksą $700, o už scenarijų $300. Konkursas turėjo vykti iki 1995 metų balandžio 3 dienos. Sekančiame konkurse siūloma laimėti kitą žurnalo numerį nemokamai, atspėjus langeliuose užšifruotą skaičių kombinaciją. Kad sudalyvauti šiame konkurse būtina buvo iškirpti ir atsiųsti žaidimo kuponą su užpildyta mini anketa. Jos tikslas buvo surinkti informaciją apie savo leidinio auditoriją. Žurnalas Bus dar turėjo būti mėnesinis leidinys ir po tokio gero starto visi laukė sekančio numerio. Tačiau vietoje to 1994 m. kovo 14 d. pasirodė pirmasis Lietuvoje komiksų savaitraštis Bus dar. Atspausdintas 5000 egzempliorių kiekiu ir kurį sudarė 8 puslapiai. Jis buvo kaip priedas turėjęs užpildyti spragą tarp žurnalo numerių pasirodymo. Tačiau man tada pavyko rasti tik antrą šio laikraščio numerį ir ilgus metus net nenutuokiau, kad buvo jų išleista ir daugiau. Iš viso pasirodė 4 laikraščio numeriai, iš kurių paskutinis pasirodė 1994 m. balandžio mėnesį. Po to nebesulaukėme nei laikraščio, nei žurnalo Bus dar. Taip tada ir nesužinojau, kaip užsibaigė istorija komikse Radiomanija. Komiksai laikraštyje sudarė tik dalį turinio, o kita pusė įvairiai mistika, ezoterika ar straipsniai apie azartinius žaidimus. Nieko nesusiję su komiksais. Buvo čia ir anekdotų ar galvosokių atsakymų, į kuriuos būdavo spausdinami kitame laikraščio numeryje. Dabar pažiūrėkim, kokiusgi komiksus čia buvo galima rasti laikraščio numeriuose. Pirmame numeryje buvo tęsiamas komiksas Radiomanija, kuris taip ir nebuvo užbaigtas. Čia buvo galima susipažinti su Mariaus Kučiko sukurta ir nupiešta kriminalinė istorija komikse kategorija B. Per visus 4 laikraščio numerius buvo pilnai užbaigta ši istorija, kur paskutinėme langelyje buvo galima rasti užrašą pabaiga. Toliau šiuo užrašu pažymėsiu visus komiksus, kurie buvo pilnai užbaigti per visus 4 laikraščio numerius. Gedimino Kalmatavičiaus trumpas komiksas Tarakonas. Sauliaus Mikulio komiksas Na jau ne, kur pagrindinis personažas buvo pasiskolintas iš komikso Lucky Luke. Lenkų autoriaus Jerzy Ozga komiksas Kardo knyga. Beje, šio komikso autorius panaudojo 4 kadrus iš Burnie Hogart komikso ir apie tai parašė. Kaip matau, kopijavimas iš kitur nėra retas reiškinys komiksuose. Mirtinas tikslas. Sauliaus Mikulio pieštas komiksas apie ginklų kontrabandą. Tik šį kartą scenarijus Tomo Rudoko.
Vėl lenkų autoriaus komiksas, tik šį kartą Marek Dziekonski kūrinys Herojinė fantazija. Be viso prieš tai minėto turinio laikraštyje taip pat buvo ir konkursai, iš kurių konkursas Paprastas fokusas buvo kiekviename laikraščio numeryje. Čia pirmas teisingai atspėjęs fokuso paslaptį galėjo laimėti piniginį prizą. Antrame konkurse 25 litų prizą, o trečiame ir ketvirtame po 10 litų. Taip pat ten buvo ir anketa, kurioje buvo siūloma įvertinti ten spausdintus komiksus 10-balėje sistemoje. Geriausio košmaro konkursas, kur buvo siūloma papasakoti apie savo sapnuotą košmarą redakcijai. Čia buvo žadami vertingi prizai. Be abejo, laikraštyje buvo ir reklamos, tarp kurių pati įdomiausia buvo pačios Bus Dar laikraščio redakcijos. Galima buvo užsisakyti komiksą sveikinimą, kuriame bus nupieštas jūsų norimas žmogus. Galima buvo tiesiog užsakyti, kad tave patalpintų į komiksą kaip pagrindinį herojų, šalutinį herojų, antiherojų ar šiaip kaip veidą minioje. Sveikinimo komiksas, kuris nespausdinamas laikraštyje 239 litai, sveikinimo komiksas, kuris spausdinamas laikraštyje 130 litų, teigiamo pagrindinio herojaus tipažas 77 litai, neigiamo pagrindinio herojaus tipažas 83 litai, antraeilio 40, veidas minioje 20 litų. Deja, bet užsakymų redakcija taip ir nesulaukė. Šio Bus Dar žurnalo ir savaitraščio sumanytojas, redaktorius ir leidėjas buvo Pranas Šarpnickis. Pranas Šarpnickis yra kilęs iš Skuodo rajono. 1992 metais baigęs Vilniaus universitetą įgyja žurnalisto specialybę. Nuo 1986 iki 1996 metų dirbė šalies žiniasklaidoje, pakeičia daugybę darboviečių, tarp kurių tokie leidiniai kaip Statybų pastoliai, Ave Vita, Ūkininko patarėjas, Diena ir Kauno diena. Nuo 1996 iki 2014 metų buvo UAB Mūsų linija direktorium. Nuo 1987 iki 2000 metų TV žurnalistų konkurso Telemaratonas Adrian vykdantysis prodiuseris. 2000 metais publicistinės TV laidos Autodafė vykdantysis prodiuseris. Žurnalas ir savaitraštis Bus Dar tai tik nedidelė dalelė jo kūrybinės veiklos, nes nuo 1992 iki 1994 metų parašė ir iliustravo 3 knygutes vaikams – Šešėlių vagis, Tik Seimo meistras ir Drakonų krašte. Nuo 1994 iki 1997 metų buvo dienraščio Kauno diena, pasakų ir žaidimų puslapio vaikams Laputas sumanytojas ir redaktorius. Nuo 2000 iki 2002 metų literatūrinio mokslinio žurnalo Imperija leidėjas ir redaktorius. Nuo 1997 iki 1999 metų už mokslinės fantastikos apsakymus Vietos laikų, 4, Vienas žmogus ir karys kasmetinėme Ridano leidyklos organizuotame geriausios lietuviškos fantastikos konkurse apdovanotas premijomis. Dokumentinio filmo Lietuva prasideda nuo Skuodo kūrėjas. O dabar grįžkime prie pagrindinės mūsų temos ir pakalbėkime apie Bus Dar atsiradimą, jo istoriją ir likimą. Todėl noriu pasidžiaugti, galėdamas jums pristatyti žurnalistą, fotografą ir videografą Praną Šarpnickį. Ar vaikystėje, paauglystėje mėgdavote piešti ir ar piešdavote komiksus? Aš piešt mėgau, man pranašavo dailininko karjerą, bet man tai visiškai buvo neįdomu. Bet komiksų aš nepaišiau. Kaip kilo mintis išleisti komiksų žurnalą Bus Dar? Bet tai kaip, tai buvo tie laikai, kai pradėjo, šiaip komiksai man nuo senų laikų patiko, ten, tu prasme, Šluotui ten visi tie Bobio ir Džeko spausdinami komiksai, dar atsimenu, Švyturio žurnale buvo toks labai fainas, Bobis ir Džekas buvo, tokie, gerai, linksmi piešinukai. O Švyturio žurnale, atsimenu, mane sužavėjo ten toks vieno puslapio komiksas, jis buvo taip, pakankamai realistiškai, fainai, grafiškai nupaišytas. Aš tą žurnalo, ten tą galinį viršelį iki šiol kažkur saugau. Tai va, o kaip kilo, tais pirmaisiais nepriklausomybės metais plūstelėjo į mūsų šalį ten visokiausi žurnalai, aišku, su jais ir visokiausi gražūs komiksai. Smagus komiksai. Mane labiausiai sužavėjo ne amerikoniški tie komiksai, o europietiškos stiliaus. Dabar aš negalėčiau ten pavardyti tų dailininkų pavardžių, bet ta prasme tokie kieti, faini komiksai, kurie ne tie ten tokie su Batmanais, bet tokie paveiksliukai tokie smagus, gražus. Taip jie ir užvedė ir nežinau, negalėčiau pasakyti, kokia ta pradinė mintis buvo, kas ten, kokia ta pirmoji mintis buvo, kad reikia
daryti komiksų žurnalą, bet gražus, pavarčiau, gražus paveiksliukai, gražus tie komiksai, kažkokį, atsimenu, turėjau ten žurnalą iš kažkur gavęs. Ir taip ir gilo, galvoju, reikia daryti tą žurnalą komiksų. Būtent žurnalą, o ne leisti kažkokį ten, bet ir būtent lietuviškų, ne verstinių. Aišku, visą tokiais atvejais būtų neteisinga galvot, kad tai buvo grinai, susižavėjau komiksais, gražus paveiksliukai ir būtų smagu išleisti kažką. Visad už tų dalykų stojo piniginiai dalykai. Kažkaip man atrodė, kad tuo metu komiksų Lietuvoje nėra, kad komiksų žurnalas tai būtų visai neblogas verslas, iš to būtų galima uždirbti pinigų. O pinigų visiems reikia visais laikais, jau labiau, kad tai buvo 92-93 metai, visi, kas tik tai galėjo, tas darė, suko kažkokį verslą, kažką galvojo, vieni ten tą darė, vežė kažkokias šmutkės iš visokių galų, pardavinėjo, ką galėjo. Ir aišku, man irgi atrodė, kad reikia užsimti kažkokį tai verslo ir daryti kažką toj sferoj, kur daug maž man artima ir pažįstama yra. Tai va, gal tiek. Tiesa, kaip, aišku, buvo tokia pati pradžia, buvo tokia Kaune Fėjos investicija ir jie sugalvojo leisti vaikams laikraštuką. Ir ten ta redakcija buvo iš 2 žmonių, manęs ir ten tokios vienos merginos. Man tada ir kilo mintis, kad tam laikraštukė turi atsirasti komiksas vaikams. Mes ten to laikraštuko išėjo nedaug, keli numeriai, bet buvo po kelis puslapius ten tų komiksų. Ten tokia viena dailininkė piešė, vilnietė tokia, pagal mano parašytą scenarijų. Man nepatiko jos stilius, tai labai, taip, ji nesuprato, kas yra komiksas ir ko reikia komiksui. Ir aš vieną jo pabandžiau, jau paklausėt, ar aš bandžiau nupaišyti. Buvo vienas komiksas, tai ko gero vienintelis, kurį pabandžiau nupaišyti. Šiaip, kai vis dėlto, kai nesi profesionalas, tai tas paišymo stilius gana toksai naivus atrodo. Kaip mano draugas ten juokdavosi, sako, tavo herojai turi batoninius raumenis ir ten dar kažką. Batonas, žinot, tas duodas gaminys. Norint paišyti, reikia vis tiek, neužtenka įgimtų sugebėjimų, reikia vis tiek išmanyti daugelį ten tų dalykų, bent kažkokius kursus praėjus arba bent kažkokį dailininką kažką darius. Galima, aišku, ir šiais laikais aš matau tų komiksų, ten merginos papaišo kaip su vištos koja. Gerai, galima laikyti juos komiksais. Bet tai nedžiugina akies. Komiksas ne tik turi papasakoti istoriją, bet jis turi džiuginti akį, nes istoriją galima papasakoti žodžiais. Prirašė eilučių daug, išleidai knygą ir jau tai yra istorija. O komiksas tai yra pasakoji vaizdais, o vaizdai turi patraukti dėmesį lygiai taip pat kaip iš tiesų aš tada, tais laikais, kai tą komiksų žurnalą leidau, kai jį ruošiausi leisti, aš apie tai daug galvojau. Iš tikrųjų aš ir dabar galvoju, kad komiksas iš tikrųjų yra toks tarpinis daiktas tarp filmo ir prozos. Tai yra sujungiamas tekstas ir tą judesį yra bandoma pavaizduoti atskirais paveiksliukais. Ir filmas, sakysim, jis yra smagus, kai yra geras operatorius, kai yra geri vaizdai. Neužtenka vien tik tai gero scenarijaus, bet dar turi būti ir geras operatorius. Vaizdai faini, tai mums irgi patinka tas filmas. Sakysim, gerai, mes žiūrim kokį nors ten pagal komiksus pastatytą filmą apie Batmaną, apie dar ką nors. Ir jeigu bus labai prastai padaryta, tai nebus tas filmas fainas. Dėl to, kaip šnekėjau, vis tiek tie paveiksliukai
tam vienam lape tai turi būti smagus, su fainu stilium padaryti. Bet aišku, aš nekritikuoju visiškai ir tų, kurie ten paišo bile kaip. Nu, tai irgi yra komiksai. Jeigu juos kažkas skaito ir jeigu yra auditorija, jeigu tie tokie komiksai, tie prastesni, nu, piešimo atžvilgių kažkam patinka, tai gerai, turbai. Nors prieš 30 metų aš būčiau tikriausiai lavonų gulęs, kad tai yra visiška nesąmonė, kad tai yra ne komiksai, tai yra kažkas tokio. Ne, dabar šiek tiek požiūris pasikeitė. Atlaidesnis tapau. Kaip sekėsi įgyvendinti jūsų sumanymą nuo idėjos iki fizinio leidinio? Kaip suradote dailininkus galinčius piešti komiksus jūsų būsimam žurnalui? Tai pagalvoji, lyginant su šiais laikais, kiek yra daug visokiausių priemonių atrasti žmonėms, tai tie laikai buvo kažkokie žiaurūs, nes net ir aš pats kaip prisimenu, kaip aš ką dariau, tai kažkaip yra sunku patikėti, kad yra įmanoma kažką padaryti, kai tu turi tik laidinį telefoną ir realiai nieko daugiau. Laidinį telefoną, popieriaus lapą, šratinuką ir viskas, ir nieko. Ir tu nieko nežinai, nėra jokių katalogų, nu nebent kažkokios telefonų knygos, kuriom gali kažkur paskambinti. Nu, bet norint skambinti kažkam, tai tu turi žinot kam. Arba bent jau įsivaizduot, kad jis gali kažką tokio padaryti. Iš tiesų, tai kaip 93 metų žiemą man ta idėja kilo. Ir kaip man dažniausiai visada ir būdavo, jeigu sugalvoji leist žurnalą, tai aišku reikia jam pavadinimo, nuo to ir pradedi. Tai pavadinimo buvau sugalvojęs bus daugiau. Jis toks ir turėjo būti. Bet jo, aš tokį pavadinimą sugalvojau, koks čia bus žurnalas, visą tą jo koncepciją. O tada nusprendžiau, kad reikia ieškoti dailininkų. Ir aš tada prisiminiau, kad Kauno Lietuvos radijo ir televizijos skyriuje buvau matęs kažkieno paišytą vietinio ten to skyriaus dailininko paišytą naujametinį atviruką. Ten kažkokia kengūra buvo labai fainai nupaišyta. Aš pradėjau klausinėti, kas šitas paišė, susiradau aš tą žmogų, mes su juo pasišnekėjom, jis pasirodė iš tikrųjų turėjo auksinės rankas ir iki šiol jis ten yra labai kietas, krūtas dailininkas. Mes su juom pasišnekėjom, aš jam papasakojau tą idėją. Jis tą idėją užsidegė, sako, labai faina, gerai, darom, Pranai. Bet sako, žurnalo pavadinimas yra prastas. Reikia nebus daugiau, o bus dar. Tai trumpiau ir geriau skamba. Nu, pagalvojau, taip, iš tikrųjų taip. Jis tada dar pridėjo, sako, bus dar ir reikia papačią parašyti komiksai tautai. Mes šiaip linksmi buvom žmonės. Jo, gerai. Tai va, ir aišku, reikėjo scenarijus, tai aš rašydavau visiems komiksams. Tai atsimenu tą scenarijų labai gana greitai, to fantastinio siužeto komikso scenarijų greitai parašiau. Davau aš tam savo draugui, jis ėmė paišyti, jis nupaišė. Paskui atėjo pavasaris, vasara, tiksliai neatsimenu, kiek jis ten paišė. Aišku, reikėjo man daugiau žmonių surasti, kurie galėtų paišyti. Tai aš atsispausdinau rašomąją mašinėlę skelbimus, ėjau į Kauno dailės akademiją, ar kas ten, ar fakultetas, nežinau, ten pakabinau skelbimą. Atsimenu, kad važiavau į Klaipėdą, trenkiausi, ten kažkoks ten dailės institutas, ar kas ten tokio buvo. Ten pakabinau skelbimą, tikriausiai ir į Vilnių kažkur važiavau, prikabinėjau skelbimų, ta prasme, nu va, čia bus komiksų žurnalas, ieškau, kas galėtų paišyti komiksus ir mano telefonas, koks tai mobilaus, aišku, nebuvo, laidinis. Nu ir, nežinau, gal adresą buvau nurodęs, kad siūskit ten tipo savo kažkokius darbų pavyzdžius. Aišku, atsirado tų žmonių įvairaus lygio, geriau ar prasčiau paišančių. Na ir iš visų, nesakyčiau, kad labai daug, bet jeigu būčiau dar ieškojęs, jeigu būtų sekęs tas leistas žurnalą, būčiau daugiau suradęs. Iš tikrųjų, man per šitos tokius fizinius skelbimukus ant sienos pakabintus atsirado du žmonės. Vienas toksai, jis toks ant pirmo žurnalo galinės nugarėlis yra jo komiksas, aš dabar jo vardą ir pavardės neatsimenu.
nebuvo jo ten ranka labai tokia lanksti, bet matėsi, kad jis tikrai gali paišyti komiksus. Tai jis toks, bet su juo mes mažai bendravom. Vieną dieną mano namų duris paskambino kažkas, atidariau duris, ten stovi toksai stambus vyrukas, toks juodais antakiais, tamsus. Sako, aš galiu paišyti komiksus. Kučikas, jo pavardė buvo, amžinatilis jau miręs. Jis architektų paskui tapo, nes jis atnešė man parodyti tą komiksą, kuris paskui buvo atspausdintas bus dar laikraštyje ir sėjo po to. Jis ten buvo, ko gero, įkvėptas bulvarinio skaitolo nupiešęs tą komiksą. Nu, man tas komiksas patiko, pramušė ten, toks geras buvo. Mes sutarėm, su juo bendradarbiavom ten porą metų, paskui ir draugais tapom, buvo fainas vyrukas, sakydavau, klientams reikia laužyti stuburą. Nu, tai jis tikriausiai savo klientams ir laužydavo stuburus, bet laužė ir man stuburą. Apskritai, visi dailininkai bjaurūs žmonės yra, bjaurūs, nu, kabutėse, nes jie stengiasi sulaužyti tau stuburą, nes jie tau sako, tu jam duodi scenarijus, nupaišo, tu sakai, blemba, nu ne taip reikėjo. Jis sako, ne, čia gerai, čia tu nieko nesupranti, čia taip turi būti. Ir arba tau sulaužo stuburą, arba ne, arba tu gali sulaužyti stuburą tik tai pradėdama šnekėti apie kažkokius pinigus, jeigu juos realiai turi rankose. Nu tai va, tai buvo Kučikas toks fainas, tas kitas žmogelis, Andrius jo vardas. Ir dar vienas buvo, bet jį ten jau per draugus susiradom toksai, jo pseudonimas Šeinius, man atrodo, ten dabar neatsimenu, pirmam numerį nebuvo, nes buvo to žurnalo ir antras numeris paruoštas, kuris neišėjo. Tai va, tai mes, nežinau, aš pinigų neturėjau tam žurnalų leisti, turėjau tik tai įmonę įkūręs. Bet įmonė buvo įkūręs ne komiksų žurnalo leidybai, o dar prieš tai buvo kitokių minčių turėjo. Žodžiu, ieškojome tų pinigų nebuvo. Ten tų visų paieškų detalių nepasakosiu, bet galbūt pirmasis didysis siaubas buvo, kad gerai, žurnalas bus, žurnalą sumaketuosim, viską padarysim, bet jį reikės atspausdinti, reikės spaustuvės, o tuo metu pati kiečiausia spaustuvė, kuri kažką spalvoto gero galėjo išleisti, buvo Spindulys. Bet tai buvo 93 metai. Norint kur nors su kuo nors susišnekėti ar patekti, vis dar reikėjo pažinčių. Tai aš atradau kanalus, kaip būtų galima prieiti iki Spindulio spaustuvės, ten tikriausiai direktorius buvo. Nuėjom, sutarėm, viskas gerai, galima spaust, geriausia būtų, jeigu 20 000 tiražu, tada kaina padori, bet reikia popieriaus. Popieriaus neturim, popierių nusipirk pats. Kur gauti tą popierių? Nežinau, kaip aš sužinojau, kad Vilniuje kažkur kirtimuose, kažkokiuose garažuose, sandėliuose yra to popieriaus. Nuvažiavau aš ten, toks durnelis, pėsčiom, kažkur nuėjau, kažką susitariau, net neįsivaizduoju, kaip aš galėjau tais laikais ten kažką susitart. Susitariau, ruloną popieriaus, ten nupirkom, kaip aš jį pargabenau į Kauną, nežinau, matyt, samdžiau kažkokį transportą, atvežė į tą Spindulį, ten kažkur padėjo, aš nežinau, ar būtent mano tą pirktą popierių naudojo, nes ten būdavo tos spaustuvės, tu nuperki popierių pristatai, bet atspaudžiant visiškai kito popieriaus. Nebūtinai, kad galbūt ten pavogė iš tavęs, nu, per kažkokį bardaką visaip nutinka. Man atrodo, kad ir tam mūsų žurnalui ne tą popierių panaudojo, bet nesvarbu. Žodžiu, popierius yra. Maketą irgi ten padarėm, ten draugai padėjo. Dar be dailininkų dar ieškojau scenaristų, nes puikiai suvokiau tokį dalyką, kad norint užkurti žurnalą turi būti žmonės scenaristai, kurie rašo scenarijus, ir kita dalis tai yra dailininkai. Su scenaristais buvo visiškas pravalas.
tuo metu buvo toksai prozininkas Rudokas, tai galvojau, kad gal jis galės parašyti ką nors. Su juo nieko neišėjo. Kažkaip nepavyko jam. Toli matyti tokių scenarijų buvo. Paskui bandėm su Ryčiu Zemkausku šnekėtis. Bandė jis kažką rašyti, bet man kažkaip atrodė, kad ne taip tos scenarijus rašo, kaip reikėtų. Galų gale, nieks negali tvarkoja, aš pats tos scenarijus rašiau. Ja. Tai va, finale prireikia pinigų vis dėlto, kai jau viską turėjom, maketą turėjom, popierių turėjom, spaustuvį yra, reikia pinigų. Tai atsirado paskui dar vienas žmogus, kurį teko priimti į tą kompaniją, taip sakant, į dalininkus, kuris parūpino pinigus. Bet pati didžiausia šunybė buvo, vienas dalykas, aš nežinau to dalyko, kad aš kažkaip net naiviai įsivaizdavau, kad žurnalą išleidė, ten žurnalas prasisuka kioskose ir tuoj pat neužilgo tu gauni pinigus, tau įkrenta pinigai. Ne, pasirodo pinigai, vėluoja, kol jie ateina, bet čia dar nieko. Bet labiausiai mane, tai buvo didžiausias pravalas, mane išmaudė Lietuvos spauda. Ta prasme, tuo metu vienintelis platintojas ir monopolistas, kuris turėjo kioskelius. Tai jis mane gerokai išmaudė, nes aš nebuvau toks kvailas, nespaudžiau tų 20 000, taip ant durniaus, kad maždaug atspaudžiau 20 000, po to žiūriu, kaip juos išplatinti. Aš aišku, pirmiausia, nuvažiavau Lietuvos spaudą, ten pasišnekėjau, neatsimenu, gal net tais laikais buvo įmanoma ir su visais direktoriais tai šnekėtis. Man atrodo, kad aš su Lietuvos spaudos direktorė pasišnekėjau, tai moteris tada buvo. Pasišnekėjom, sutarėm, paimsim 20 000, viskas bus tvarkoj. Tai jeigu paims 20 000, tai labai puiku, vadinasi, spaudžiu 20 000, kaina yra gera, viskas tvarkoja. Ir tada jau 93 metų, ten, nežinau, pabaigoje, gal spalis, lapkritis buvo, atspaudėm tą žurnalą, jau čia skambino į Lietuvos spaudą, kad viskas jau atvežu 20 000 aš jums to naujo žurnalo komiksų. Ir man sako, ne, 20 neimsim, mes paimsim tik 10 000. Tai kur man kišt likusius 10 000? Į makalatūrą, kitaip sakant. Tai va, tai čia buvo pagrindinis tas finansinis smūgis. Čia aš prieš šitą pokalbį pasiskaičiau įvairių ten tų mokslininkų ir vadinamųjų ir kitokių, kurie ten vienokius ar kitokius darbelius yra parašę apie komiksus čia lietuviai. Ar ten, sakysim, kurie kiti, kurie ten rašo tą teoriją apie komiksus. Ir aišku, rašo apie lietuviškus komiksus. Ir jie taip parašo, kad, dėl finansinių problemų ar kažkokių kitokių dalykų, ir tas ar anas bandymas nepavyko čia Lietuvoje. Ir buvo toksai žurnalas Bus dar ir jo nepasirodė antras numeris. Bet taip niekas ir nepasigilina, nepaklausė, nepamasto, kokios priežastys. Nes tai ne vien pinigai lemia, ne vien piniginė grąža leidybai, bet ir kai kurie tokie kitokie dalykai, kaip šiuo atveju, tai man tiesiog apgavo. Nes jeigu aš visus kitus galus pakankamai, nors ir neturėjau jokios kažkokios itin didelės patirties, pakankamai toksai kvailutis buvo, bet nepaisant to viską gerai paruošiau. Ir prieš pasirodant žurnalui reklaminę kampaniją padariau pakankamai normalią. Bet ėmė ir išdūrė, 10 000 liko gulėt sandėliukė, 10 000 pakliuvo į spaudą. Iš tų 10 000 išpirko maždaug 6,5 gal tūkstančių. Tai buvo kaip pirmam numeriui, kaip nežinomam žurnalui, tai buvo labai geras rezultatas, 6,5 tūkstančių. Įsivaizduokit, kietai. Bet gavosi taip, kad už tuos 6,5 tūkstančių parduotų egzempliorių
grįžo pinigai, kuriuos reikėjo grąžinti, nes tai buvo skolinti pinigai, juos grąžinom ir nieko neliko pinigų antram numeriui. Jeigu Lietuvos spauda būtų paėmusi 20 000 tą tiražą, tai yra tikimybė, kad būtų išpirkę dvigubai daugiau. Nes kuo daugiau paduodi, bet jau tais laikais tai būdavo, kuo daugiau paduodavai, tuo daugiau išperka. Bet nurašymų procentas vis tiek yra. Na, tai čia irgi ten, vėlgi, šiaip susijęs su įdinga ten ta platinimų sistema, bet čia tikriausiai kiekvienas leidėjas, bent jau tų laikų, galėtų daug ką papasakot, kaip ten buvo. Nes jeigu tavo žurnalas naujas, ten nukiš kur nors kioskelio užkampį, o kioskelis pilnas, apkarstytas visokiais žurnalais, tavo žurnalą nukišo kažkur, kur nesimato. Jo, bet suveikia ir ta reklaminė kampanija visai gera. Buvo ten tokių, aš ir tai reklaminiai kampanijai ir tokių visiškai naujų fintų panaudojau. Paskui skaičiau spaudoj po kokio 10-mečio kažkokia reklamos agentūra gyrėsi. Mes pirmieji panaudojom šitą metodą. Nu, tai tas metodas, kai yra skelbiama, kad iki kažko liko 5 dienos, 4, 3, 2, 1. Prieš 93 metais tą metodą, aš taip galvoju, kad aš greičiausiai pirmasis panaudojau Lietuvoje. Panaudojau taip, kad iki žurnalo pasirodymų liko, skelbimukas buvo, liko 3 savaitės. 2 savaitės, 1 savaitė. Ja. Naudojau kaip reklamą ir reklaminius straipsnius. Ir į televiziją bandžiau prasimušti, į TV3. Į TV3 nepavyko, tuo metu vietoj LNK buvo Polinter. Ten net nebandžiau, supratau, kad ten neįlysiu. Su TV3 nepavyko, bet man pavyko su M1 radio stotim. Ir M1 radio stotis visą mėnesį transliavo mano žurnalo reklamą. Aš kažkiek tai buvau pažįstamas šiek tiek, labai nedaug, su Hubertu Grušniu, savininku to M1. Amžinatis irgi užsimušė su lėktuvu. Pas jį nuvažiavau ir paaiškėjau, kad jis yra komiksų gerbėjas. Sako, Pranai, jokių problemų. Mes padarysim tau reklamą. Nu, aišku, sako, reikės sumokėti $200. Bet sako, po to sumokės. Tai va, jie paleido reklamą per radiją, per Lietuvos ryto priedą. Mes reklama ten prasisuko, nežinau, 1 ar poras tokių reklaminių straipsniukų. Paskui, dar buvo toks žurnalas tik vyrams, tai ten su jais susitarėm reklamą, bet tokiu principu, kad mes nupaišom komiksą erotinį, bet jame gali būti žurnalo, to bus dar reklama. Buvo toks, dar kažką darėm. Žodžiu, visai ten, kaip tais laikais, kaip neturint pinigų, tai aš visai neblogą reklaminę kampaniją padariau. O kai išėjo žurnalas, buvo ir pristatymas Vilniui, prezentacija. Čia šitoj vietoj įsipainiojo tam veiksme toksai Ernestas Parulskis, be abejo žinoma asmenybė, ar ne. Tai jis organizavo, jis irgi buvo prijaučiantis komiksams ir gerbėjas, jis organizavo mums tą prezentaciją. Ten kažkokio gal ir šampaniuko buvo, žodžiu, žmogus padirbėjo iš peties, sukvietė ten, ką tik galėjo visokią liaudį, atvyko ir Egmont Lietuva leidėjai. Jiems, aš mačiau, aš iki šiol atsimenu tų atstovų, nežinau, kas ten buvo, akis, jiems atrodė gana, kaip čia, mes atrodėm gana pavojingi jiems. Jie nežinojo, kas mes tokie esam, kas tokie išlindom. Blin, jie leidžia ten visokius savo Donaldus. Ir čia kažkokie atsiranda, kurie leis lietuviškus komiksus. Niekad tu nežinosi, kiek jie gali būti pavojingi. Na, aišku, kadangi tik 1 numeris išėjo, tai mes nebuvom pavojingi jiems. Bet tokio nedidelio, tokio mažiuko išgąsčio mačiau jų akise. Ta prezentacija, fainai, ten praėjo tas pristatymas, statėm tą žurnalą. Smagu buvo.
Bet va, viskas blogai baigėsi tuo, kad to... A paskui mes buvom paruošę ir antrą žurnalo numerį, jis buvo paruoštas leidybai visiškai pilnai. Bet kadangi skolintus pinigus teko atiduoti, taip sakant, nepavyko uždirbti iš pirmo numerio, išėjo tas ant to, reikėjo iš kažkur surasti kitus pinigus. Bandėm, mes daug visokių variantų išbandėm, iš kur ištraukti juos. Jų buvo kurioziškų ir linksmų nuotykių ieškant tų pinigų, bet apie tai nepasakosiu, nes tokie laikai buvo įdomus. Tai va, o paskui buvo tokia avantiūra, mano amžiaus žmonės ir vyresni prisimins tokią EBSV kompaniją Kaune. Man pavyko iki pačių ten viršūnių prasibraut. Vėlgi dabar, kai aš prisimenu tos laikus, man tai atrodo, avantiūra. Aš jiems pardavinėjau žurnalą. Tai prasme, atėjau ir parduodu jums žurnalą. Supraskit, redakcija su visais žmonėmis ir viskuo, visą verslą. O jūs pirkit. Ten tie rimti vyrai, kostiumuoti, tokie stambus kvadratinės spintos. Atsimenu, vaikščiau po kabinetą, aš sėdėjau prie apvalaus didelio stalo, gurkšnojo sultis ir jie svarstė, pirkt ar nepirkt. Skambinėjus, ten kažką galvojo. Paskui tik tai sužinojau, kad jie svarstė, ką pirkt. Ar mano žurnalą, ar veido žurnalą. Gerai, kad pasirinko jie veido žurnalą, o ne mano žurnalą, nes nieko gero nebūtų nusipirkę, sakant, orą, o aš būčiau, aišku, gero, labai stipriai nukentėjęs, galbūt ir paskui pakastas po velėną ar mažą kakų. Bet tokia kvaila avantiūra, nes jaunas ir kvailas buvo. Gerai, nepasisekė parduoti žurnalą, tada nusprendžiau, kad reikia... vis tiek galvoju, blemba, reikia kažkaip prasimušt. Žurnalas brangiai kainuoja, daug išlaidų. Nusprendžiau, kad reikia leisti laikraštį. Juodai baltą. Pigiau popierius kainuoja, mažiau popieriaus, pigesnė spauda. Ir tada nusprendžiau, kad bus ne žurnalas, o laikraštis. Kad dalis jame bus komiksų, o kita dalis visoks bilekas, visoks balastas, toks geltonos spaudos pakraipos, ten visai mistika visokios nesąmonės, kad patraukti dar kažkokį ir kitą skaitytoją, tipo laikraštis. Tai jau man pavyko išleisti 4, atrodo, numerius, bet ir vėl nieko gero neišėjo, nes tik tai šį kartą nebuvo nuostolių, bet tiek, kiek į tą laikraštį sukišau, tik tiek ir sugrįžo. Neuždirbo daugiau pinigų, kad būtų galima tęsti leidybą ar kažką daugiau galvoti. Tai kažkaip iš kurio momentų pagalvojau, kad tai yra beprasmis dalykas tuščiai dirbti, kai tu bandai leisti tą laikraštį, vis tuščiai sukasi 500 litų įkiši, 500 grįžta. Šuts. Jo, dar buvo linksmas nuotykis su likusiais 10 000 žurnalo egzempliorių, kurie gulėjo mano rūsy. Aš tuo metu gyvenau netoli Laisvės alėjos fontano, ten netoliese buvo įsikūręs Kauno spaudos platinimo kažkokia, nežinau, ten agentūra, kažkoks tai filialas. Virš mano sandėliuko. Ir pas juos trūko kažkoks vamzdis. Aišku, jie užliejo mano rūsį. Aišku, jie sulaistė mano žurnalus. Jie padarė didžiulį nuostolį. Ir aš šitoj vietoj sugalvojau, kad iš to galima išpešti naudos. Aš jiems parašiau raštą, kad jie man sugadino
sugadino mano žurnalus, tai už juos kažkokią nedidelę kompensaciją gavau. Nu, taip sakant, už sugadintą makulatūrą. Paskui tą sugadintą makulatūrą, ko gero, į makulatūrą ir atidaviau. Tai čia buvo tokie linksmi dalykai. Tai va, o po laikraštis ėjo 94 metų, tikriausiai jo pavasarį ten. O kai laikraštis nepaėjo, tada sugalvojau, kad kurių galų leis žurnalą ar laikraštį. Galima kurt komiksų centrą ir pardavinėti komiksus. Yra dailininkai, scenarijus kol kas rašau pats, o vėliau gali atsirasti ir scenaristai. Ir yra krūva leidėjų, kurie leidžia laikraščius, žurnalus, jie gali pirkti mūsų komiksus. Kokios problemos? Bet kuriuo atveju vis tiek verslas ir vis tiek džiaugsmas yra, kad tu kažkur kažką darai. Tai šitas projektas buvo sėkmingas. Ant šito buvo pasikabinę, toks buvo savaitraštis tikriausiai, bet tik nepamenu, pirmadienis. Tai šitie buvo pakabinti, jie pirko kurį laiką. Pats Veido žurnalas pirko iš mūsų komiksus po puslapį. Dar buvo beveik pavykę susitart su Moters žurnalu, bet ten pas juos iškilo kažkokių problemų, jie ten kažkaip mes dėl siužetų nesutarėm. Bet tuo metu aš jau visai neblogai iš komiksų gyvenau, kad pagalvojau, Egidijus velniop, nesuprantat, kas yra komiksai ir viso gero. Bet čia yra kaip, kai pasidarai, kai atrodo, kai viskas einasi sklandžiai, kai galvoji, kad, jeigu ne jie, tai kiti. Taip smagiai pragyvenom vasarą, komiksus paišė 2 dailininkai ir 3 jau buvo beveik įsuktas. Jis būtų paišęs tam Moters žurnalui. Bet, ir finale 24 metų rudenį, jeigu neklystu, Liberalų sąjunga prieš rinkimus nupirko už gerą kainą, nežinau, 2 ar 4 puslapius politinio komikso. Jie atspaudė Kauno Dienoje. Ten buvo gera kaina. O žvengiam mes iš jų, bet sakant, jų problemos politikai. Čia, tai va, bet kažkaip 24 metų rudenį tokia atėjo nuojauta, kad čia pasibaigs. Ir iš tikrųjų, netrukus dėl kažkokių priežasčių atsisakė mūsų komiksų Veido žurnalas. Neužilgo ir pirmadienio tas savaitraštis. O be to ir, nežinau, mano gyvenimas kažkur nuslydo visiškai kita linkme ir jau šitais komiksais nebeužsiminėjau ir nusprendžiau, kad viskas užtenka čia tos komiksų epopėjos. Ir tik tai tiek, kad paskui pagal tą komiksą, kuris pirmam bus dar žurnalo numeryje buvo atspausdintas, pagal tą scenarijų aš paskui parašiau apsakymą ir jie atspausdino Eridanas 97 metais, Eridano leidykla ten apsakymų rinkinyje ir buvau laimėjęs ten paskatinimą premiją. Vadinasi, siužetas buvo neprastas. Aš turėjau tai tuo metu visokių minčių, netgi buvo tokia idėja, kad kai ieškojo dailininkų, buvo ir kitokia idėja, kad komiksus, ta prasme, fotografuot. Ta prasme, aktoriai, gyvi žmonės suvaidina tam tikras reikiamas scenas ir fotografas padaro nuotraukas ir po to tik tai debesėlius prikliuoja su tekstais ir dedi ant popieriaus lapo ir jas ten atitinkamai sudėlioja, sukarpai taip, kaip reikia ir spaudė. Bet šitai pasirodė vis dėlto sudėtingas procesas. Taip sakant, nuo dailininkų išsisuki, bet yra kitų problemų, nes reikia žmonių vaidinančių ir daug kitokių galų. Tai tiesa, komiksų istorijai dar galima pridėti dar paskutinį momentą. Aš vis dėlto susilaukiau mokesčių inspekcijos dėmesio. Maždaug
po pusantrų ar po kokių pusantrų metų mokesčių inspekcija susidomėjo to žurnalo veikla. Paaiškėjo, kad aš nebuvau sumokėjęs 500 litų PVM mokesčio. Aš ne todėl, kad jos norėjau nuslėpti. Aš paprasčiausiai buvau prastas verslininkas, o be to ir mažai buvo tos informacijos, kaip ką ten daryti, kur ką susimokėti. Ir nesusimokėjau, aš galvojau, kad man nereikia sumokėti to mokesčio. Tai už tai, kad nesumokėjau tų 500 litų PVM mokesčio, tai mane nubaudė 2,5 tūkstančių litų bauda. Atsimenu, nuėjau į posėdį, kur svarstė, koks aš didelis nusikaltėlis. Susėdė tokie 6 seniai, aš tada buvau 20 keliarių metų jaunuolis, man tie seniai atrodė seniai, nes jie ko gero buvo kokie 50-mečiai. Tokie kabinetas tokiais svogūnais ir česnakais dvokė. Ir jie susėdė prie to stalo ir rimtais veidais svarstė, kad mane reikia nubausti. Aš ten verkiau, maldavau, kad manęs nebaustų. Nepasigailėjo. Įraitė 2,5 tūkstančių litų baudą. Tai va dar už komiksus dar ir baudas susimokėjo. Bet ką darys? Ar buvo tokių komiksų, kurie turėjo pasirodyti antrame žurnalo numeryje, buvo atspausdinti laikraštyje? Nebuvo. Nenaudojau, nes dėl to, kad vis dar turėjau vilčių, kad man pavyks išleisti ir antrą numerį, nes to laikraščio projektų būtent rėmiausi, tikėdamasis, kad galbūt šitas man kažkaip padės įsisukti. Aš tik vėliau sužinojau, kad iš rimtų leidėjų, kad norint užsimti leidybą, tai turi turėti pinigų ne vienam numeriui, o keliems į priekį, nes pinigai sugrįžta pakankamai negreit iš to. Taip, kad neturint pinigų yra sudėtinga kažką pradėti ir labai rizikinga. Kodėl žurnale buvo komiksas apie radijo stotį M1? Čia, nes mes su M1 buvom sutarę, kad ir jiems reklama bus, nes susitarimas turėjo būti ilgalaikis, jie būtų mūsų reklamavę ilgai. Taip, kad jeigu kažkas kažkur rašo, kad kažkokie galėjo būtent tai ankstyvam periode kliuviniai, finansiniai ar kas dar kažkas. Komiksų istorijos, lietuviškos istorijos tyrinėtojai gal ne visiškai teisingai kartais interpretuoja kai kurios dalykus. Viskas iš tikrųjų beveik buvo savo vietose, išskyrus tai, kad mane ten taip stipriai Lietuvos spauda išdūrė. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų neturėjau pinigų. Jeigu aš būčiau turėjęs bent 2 numeriams kažkokio kapitalo iš kažkur normalaus, o neskolinto ten keliems mėnesiams, tai gal viskas kitaip būtų buvę, nes visi galai buvo gerai sutvarkyti. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, šneka, kad ten, sakysim, Lietuvoje komiksai nepaeina dėl to, kad gal nėra užauginta auditorija ar panašiai. Mes ten visai, man atrodo, puikiai tvarkėmės, nes palyginus skaičiai rodo, nes jeigu iš 10 tūkstančių 6,5 tūkstančio išpirko, tai viskas buvo, taip sakant, savo vietose, viskas buvo gerai su ta auditorija, su perkamumu. Ir gali būti, kad jeigu mums būtų pasisekę, jeigu mes būtume turėję tų pinigų, ne vien tik tai tą tokią gražią idėją, tai mes ko gero šiam momentui jau būtume užauginę tą lietuviškų gerbėjų komiksų kartą, kitokią kartą. Bet yra kaip yra. Liko tik tai istorijai toks smagus dalykas, kad vis dėlto buvo pabandytas leisti periodinis komiksų žurnalas. Nesvarbu, kad išėjo tik vienas numeris, bet bandymas tai buvo. Dabar, aišku, kiti laikai, dabar popierius jau pradeda atgyventi, dabar internetinėje erdvėje galima veikti. Ir veikia tikriausiai kažkas, bet aš nelabai domiuosi. Tai smagu yra, aišku, pažiūrėti kartais kokį komiksiuką, bet tai praėjo.
Ar nebuvo minčių perleisti pirmą Bus dar žurnalo numerį? Kam to reikia? Nes dalykas, popieriniai dalykai jau atmiršta, greit popierinės knygos, manau, dar kokią 10-20 metų ir visai bus toksai atgyvenęs reikalas. Ne, iš tiesų, kam to reikia? Tai yra seni laikai, tai yra jau, blemba, kiek čia, 30 metų praėję, tai yra žila senovė, aš pats esu dinozauras, nu, kam traukti iš gilios senovės kažką, nu, jeigu būtų kažkokia, tarkim, knyga leidžiama, taip, galima pailiustruoti, kad va toks žurnalas buvo, va tokie ten jame komiksai buvo spausdinti, bet perleist nėra prasmės, galų gale, kaip yra sakoma, neverta lipti į tą patį vandenį antrą sykį. Tas laikas praėjo, neverta. Galų gale ir nematau aš perspektyvų. Šiek tiek ir laikai pasikeitė. Tie 93 metai iš tikrųjų buvo labai dėkingi leidybai. Tada dar buvo ir dideli tiražai, ir žmonės ir sklaidė, ir vartė, ir žurnalus, ir čia... Kokie tiražai buvo? Dabar tokių tiražų nei knygų, nežinau, nei ko gero, nei laikraščių nėra. Tai buvo labai dėkingi laikai ir jeigu man būtų pasisekę tada, tai dabar Lietuva turėtų savo lietuviškų komiksų kokį tai centrą ar dar kažką. Nu, bet nepasisekė. Gal pritrūko gal kažkokių sugebėjimų, žinių ar tiesiog žmogaus, kuris, tarkim, būtų turėjęs didesnį kapitalą arba, nesuradom tokio žmogaus, tarkim, kuris būtų sakęs, aš mėgstu komiksus, aš deduosi į jūsų kompaniją, darom. O man nepavyko, nes net neturėjau buto, kurį būčiau galėjęs, tarkim, užstatyti ir gauti paskolą, taip kaip padarė kai kurie to metų leidėjai. Esu girdėjęs tokių istorijų, kad tam, kad leidyba išsilaikytų ir nesužlugtų, užstatė netgi vienintelį savo butą ir šitaip prasimušė. Ir aišku, kitas dalykas, kaip, jeigu mums būtų paėję, tai mes ko gero būtume darę taip, kaip visi leidėjai. Šalia to komiksų žurnalo būtų atsiradę koks nors dar kitas, kokie nors priedai, dar papildomi leidiniai, nes ant vieno žurnalo neišsilaikys, jeigu nori kažką rimčiau, turi leisti bent keletą žurnalų ir ant jų ten važiuoti ir jot. Ne, tai yra praeitis, tai yra smagi praeitis. Smagu yra prisiminti, kaip viskas buvo, ne viską galiu pasakot, dar senaties terminai nėra praėję. Visų kuriozinių istorijų. Galų gale galbūt ne viską detaliai ir atsimenu. Linksmų ten dalykų buvo. Ar buvo minčių su žurnalo idėja nueiti pas kokį nors leidėją? Čia visiška nesąmonė. Čia absurdas, kai tu nori padaryti biznį, negi tu idėją atiduosi kažkam, kad kažkas kitas padarytų tą biznį ir pasimtų pinigus, o tavai pakramtės išspjautų kaip nuograužą. Ne. Visi, kurie imasi kažkokių panašių dalykų, jie ne vien tik iš idėjos, už to stovi fantazijos, kad jie praturtės ir kad jie darys gerą verslą. Kažkam atiduot, ne. Galų gale, kaip yra, vėlgi. Galbūt aš ir būčiau galėjęs su tokia idėja kažkur nueiti, kad ir tą pačią Egmont Lietuva. Bet kai tu ateini su idėja, tai ir tu esi niekas, tai tau diktuoja sąlygas. Darysim taip, darysim anaip, ir tada iš tavo idėjos lieka tik tai nuograuža. O kai tu pats darai, tu darai taip, kaip tu nori. Taip tu įsivaizduoji, kokią tu matai tą koncepciją. Ar nebuvo problemų dėl tokio ekstravagantiško žurnalo viršelio? Čia mes šnekam apie tuos laikus. Čia šiais laikais galbūt ir atsirastų. Anais laikais mes buvom laisvi. Anais laikais mes buvom žiauriai laisvi. Dabar šiuo metu tokios laisvės nebėra. Yra daug visokių tarnybų, visokių nuomonių, saugančių mus nuo blogų žodžių, nuo blogų vaizdų, nuo blogų minčių. Anais laikais buvo absoliuti laisvė. Tai nesąmonė kažkokia, kad kas nors kabintųsi prie tokio nieko dėto. Nes mes ten labai švelniai ir kultūringai tą viršelį padarėm. Kiek kainavo tada išleisti pirmą žurnalo numerį?
O, aš dabar tikslaus skaičiaus negalėčiau įvardyti, bet jeigu mes leidybai pasiskolinom kažkur 9 000 litų ir jeigu tas, kas atėjo iš parduotų žurnalus, už visą tą sumą mes galėjom atiduoti skolą, matyt maždaug kažkur tiek ir kainavo tas atspausdinimas. Nes jeigu viskas būtų gerai paėję, tai mes dar antrą tiek maždaug, bent jau tokiose fantazijose buvo, kad maždaug antrą tiek mes turėjom gauti. Nu, antrą tiek nebūtume gavę, bet vis tiek 14, 15 ar 16 tūkstančių būtume gavę ir būtų kažkiek likę tam antram numeriui ir galbūt mums būtų visai pavykę tuos likusius pinigus iš kažkur sukrapštyti. Galbūt tas, kuris skolino tos pinigus, galbūt būtų irgi sutikęs dar painvestuoti mums, kad mums važiuotų tas verslas. Bet dėja, čia kaip šėjo. Vieno laikraščio numerio tiražas kainavo išleisti 500 litų, tiesa? Taip, vienas numeris kainavo 500 litų. Maždaug, grubiai tariant. Tai už 4 numerius, jeigu sakot, kad aš ten mėnesį leidau, jo, ko gero tai buvo. Tai aš sukišau 2000, bet po to mėnesio 2000 ir sugrįžo. Maždaug. Tai tas ant to išėjo. Tai neapsimokė, bet laikraštis buvo leidžiamas tik tai Kaune. Kaune, nes aš jau nebenorėjau su Lietuvos spauda prasidėti, aš, sakant, su Kauno spauda suėjau į kontaktą. Su Kauno spauda kažkaip buvo maloniau šnekėtis, o be to tai buvo mažesnis tiražas, mažesni pinigai, viskas mažiau rizikos. Tik tai tiek, kad gal labiau kantrybės reikėjo leidžiant jį. Bet kiek gali žmogus ant tuščio varyti? Mėnuo praėjo, bet to aš jaunas buvau, jaunam žmogui visko reikia greitai. Nepaėjo per mėnesį, reikia kažkokių kitokių dalykų ieškoti. Kas įsiminė labiausiai iš tų laikų, kai darbavotės per žurnalo ir laikraščio Bus dar? Čia viskas buvo įsimintina, viskas buvo smagu. Negalėčiau išskirti tokio įsimintino. Ten daug visokių, nežinau, kiekvienas kažkoks tai tarpsnis epizodas buvo įsimintinas ir tuo pačiu ir kurioziškas ir juokingas. Visko ten buvo, visokių smagių dalykų. Laikraščio leidybai tai irgi buvo ten tokių linksmų momentų. Tai jo, jis skaitydavo, jis nukeliaudavo ir toliau už Kauno ribų. Buvo pas mane atvažiavę tokie iš Utenos vyrukai, bet jie ne komiksais domėjosi. Kadangi tam laikraštukė buvo visokio to ten keisto ezoterinio dalyko visokio. Nes tais laikais buvo mėgo žmonės skaityti apie visokias ten skraidančias lėkštes, apie visokius keistus mistinius dalykus, tai aš pagalvojęs, kad tai gali patraukti skaitytojų dėmesį, irgi ten visokių ten, pats to netikėjau, ką dėjau. Bet atvažiavo vyrukai labai susidomėję ten kažkokiais egzorcistiniais dalykais. Tai aš su jais kavinėje rimtai pasišnekėjau, kaip žinovas rimtų veidų. Išsiskyrėm ir pagalvojau, kad aš daugiau jūsų matyti nenoriu. Bet to pačiu supratau, koks gali būti mano skaitytojas. Šiaip juokinga, kad žmonės kartais visokiais kvailais dalykais labai rimtai tiki. Ką norėtumėte pabaigai pasakyti tiems, kas dar atsimena senus lietuviškus komiksus? Ką? Turėt vilties, kad Lietuvoje atsiras kietų dailininkų arba kietų leidėjų ar kažkokių kietų žmonių kompanija, kurie vis dėlto tai vienokiais būdais ar kitokiais būdais padarys. Ar elektroniniam formate, ar dar kažkaip palinkėt ko? Nežinau, aš galvočiau, kad norėčiau palinkėti visiems kūrėjams, nekurkite šlamšto, nepaišykite šlamšto. Nekurkite siužetų neįdomių, banalių.
O skaitytojams, jeigu kažkas yra parduodama, tai stenkitės nusipirkti, nes tas, kuris kuria, jam būtinai reikia, kad sugrįžtų pinigai. Bet visi kažkodėl nori nusibombinti. Veltui pasiimti. Visi dar gyvena kažkokiam, nežinau, tarybinių laikų amžiuje. Kad tik kaip nors gavus, ką nors veltui. Ir kad tik kaip nors, kam nors niekam nesumokėjus. Kad tik ką nors už ačiū gavus. Taip nebūna. Už viską mes mokam, visus reikia vertinti. Ir tikrai yra vilties, kad, ir ta Lietuva turės tus. Ir galų gale aš kalbu, kad jau ir turi tos lietuviškus komiksus, ką aš išneku čia, nesąmonė. Be abejo, kad juos turi. Aš tai paprasčiausiai tuo nesidomiu dabar. Be abejo, yra pripaišyta daug gerų dalykų ir gražių istorijų. Taip, kad gal čia taip aš kategoriškai pasakiau, o tie, kurie kategoriškai numoja lietuviškus komiksus ranka, tai jie neteisūs. Viskas gerai, čia su mumis yra. Jei po šio video pasirodymo pas jūs ateitų koks nors žmogus su apvalia sumele pinigų, ar būtų dar įmanoma išvysti kokį nors neišleistą Bus dar žurnalų numerį? Taip nebus. Nieks neateis su pinigais. Taip nebus su jokia apvalia sumele, niekur ir niekada. Tikrai aš jums sakau, nes aš esu turėjęs ir po šito žurnalo ir kitą bandymą. Tikrai ne, nes nėra pasaulyje kvailių, kurie mėtytųsi pinigais. Ne, neatsiras tokių. Galų gale kam? Ir aš manau, Lietuvoje daug visokių kietų bičių, naujų, jaunų, kurie ir daro. Mano laikas jau praėjo, viskas. Ten aš jau nebesugrįšiu. Komiksų žurnalas Bus dar galėjo turėti ilgą ir spalvotą savo istoriją. Gaila, kad taip neatsitiko. Ir mano fantazijoms apie Bus dar žurnalo atgaivinimą nelemta išsipildyti. Todėl reikia nusimti rožinius sakinius ir visų pirma pasakyti pačiam savo, kad ir kaip man nesinorėtų, deja, bet nebebus dar. Noriu padėkoti visiems dailininkams, kurie paliko savo pėdsaką Lietuvos komiksų istorijoje ir noriu pagerbti tuos, kurių nebėra tarp mūsų. Jūsų kūryba nebus užmiršta. Ačiū jums visiems. Ir užbaigti norėčiau eilėmis, kurias parašė mano giminaitis ir kurios čia, manau, puikiai tinka. Mano žodžiai ant popieriaus lapo, vėjo gūsiais tolyn nuplasnos, gal nebus niekam jie reikalingi, kaip degtukų liepsna suliepsnos, ir nupūs tik tai pelenus vėjas, nušiurens, kaip lapus išbarstys. Nors tiek jausmo į jos aš įdėjau, šios eilėraščius, mano širdis. Tai ačiū, kad pažiūrėjote, palikite atsiliepimą, ką galvojate apie šį mano naują formatą ar apie šį dalinimą serijomis. Didelis dėkui Pranui Šarpnickiui, kad sutiko pasidalinti savo istoriją, be jo šio vaizdo įrašo tikrai nebūtų. Taip pat dėkoju, kas prenumeruojatės mano kanalą YouTube, ir mano Patreonams dėkoju, didelis dėkui jums. Ačiū, kad mane stebite, kas rašote komentarus, kas laukite naujų vaizdo įrašų, dėkui jums visiems ir iki kitų susitikimų, draugai. Ate. Tai va, tai tokia komiksų ta istorija. Bet galiu pasakyti, kad ko gero jūs esat pirmas, kuris mane susiradot ir taip atkakliai bandėt mane prašnekinti. Nes visi, kurie rašė per 30 metų apie lietuviškus komiksus ir ten knygas ir straipsnius, mokslinius ir visokius darbus, nieks man nepaskambino, nieks man neparašė, nieks nepaklausė, o kaip vis dėlto ten buvo? Papasakok. Tai va, tai čia galima taip gana iš tos komiksų istorijos tyrinėjimo pusės pasižiūrėti, kai žmonės skaito straipsnius apie tai, kokia čia ta lietuvių komiksų istorija, tai reikėtų turėti omeny, kad ko gero
nemaža dalis tikrosios istorijos yra kažkur už, nes norint kažką parašyti, reikia dirbti. Reikia surasti žmogų, kuris kažką darė. Bet o kam jo ieškoti, jau galima nueiti paprastesniais kokiais nors keliais. Kažką parašyti, panalizuoti ir padaryti savo išvadas. Galbūt ne visiškai kartais teisingas.